tu esi tos pačios sistemos dalis. Padėk tai sistemą, į sistemą padės tau. Dabar duosiu paprasčiausią pavyzdį, ne? Tarkim, dabar tu iš skolų kažkam pinigų, ne? Ir tu galvoji, neatidaus aš, geriau sau pasilieksiu. Ir neatidaus aš tam žmogau, ignoraus aš anon, nors žinau, kad aš skolo, bet aš ignoraus, niek nedarys dėl to, ir man bus geriau. O iš tikrųjų, kas vyks, kad tu esi ta pati dalis sistemos. Ir kaip tu tampi savanaudis, būtent tik sau, tu atsijungi nuo tos sistemos. Ir tu pasitarnauji tik sau. Ir ta sistema tau nebegali padėti. Nes jeigu tu padėti sistemai, ta pati sistema padėti tau. O kas ta sistema? Sistema absoliučiai viskas. Šita vis fizinė realybė. Kiekvienas siela, kiekvienas žmogus. Visi esam unikali puzlis dalis, kad yra tink šitai sistemai. Ir dabar tu sakyk, jeigu tu grąžinsi skolą tam žmogau, tas žmogus pasijus gera. Ir kas bus, kad tu padėjai, kadangi ta sistema atgal tau atsiūs dar daugiau tų pinigų. Gal tu gausi, gal esi skolo 3000 eurų, bum, įmetė 3000 eurų, net negalvodams niek žina, kad tu atiduodi, tau tepi torbūti ir ramiai. Ir tu žiūri, kėdėjai kažkai klientą pareini iš kažkur, da ten kažkas žiūri šitas 11 000 eurų pareiai pas tavišnik kur niek. Nes tu tiesiog padėjai tą sistemą pozityviai sinchronizacijas, pasiekų ateini iš to. Tai pradėk gyventi su sistema. Tu esi ta dalis, tu esi didelė dalis sistemos. Padėk anai, surink tas šiklis, grąžink tas skolas. Padėk gamtai, padėk visam pasauliui.